Taigi, šiandien filmuosiu savo pirmą YouTube'ės video ir tiesą sakant labai jaudinas, taip kad atleiskite, jeigu bus kažkas panašus, kai nežiūrėsiu į kamerą ar kažką blogai sufokusuosiu. Tiesiog pirmą kartą darau tokį dalyką ir tikiuosi man tai patiks ir kad jums patiks ir tikiuosi sulaukti jūsų komentarų apačioje, ką darau blogai, ką darau gerai, ką norėtumėte pakeisti, galbūt kažkokią aplinką, galbūt, nežinau, kažkokios kritikos tikrai norėčiau sulaukti, galbūt per daug gestikuliuoju, galbūt per daug greit šneku, galbūt per lėtai šneku, ar nežinau, tiesiog lauksiu visų komentarų apačioje. Dėl savo profilio, kodėl jį sukūriau YouTube'ėje, tiesiog norėjau su jumis pasidalinti savo gyvenimo būdu. Apie tai, man atrodo, papasakosiu kažkiek vėliau kitose video. Dabar pasirinkau paprasčiausią video vien dėl to, kad tiesiog be galo jaudinuosi ir norėjau kažko labai paprasto ir lengvo. Taigi pasirinkau video, kas yra mano rankinė. Taigi, ilgai nelaukus pradėjau. Tai yra Michael Kors rankinė, kurią dabar turi bene milijardas merginų visam pasaulyje ir man tai tiesiog labai nepatinka, bet ką padarys, jinai yra labai graži, yra labai kokybiška ir tai tiek. Beje, vienas pastebėjimas, pirmą kartą gyvenime ėjau keisti kažkokio daikto, kuris man suplyšo. Taigi, galiu paminėti apie Michael Kors, labai apsidžiaugiu jų teikiamom paslaugom. Tiesiog man, kadangi labai dažnai nešioju kompiuterį šioje tašėje, o jinai nėra tam skirta, kadangi žiūrėjau video Justinos Klev kanale ir mačiau, kad jinai turi Michael Korsą skirtą būtent nešioti kompiuteriui ir yra toksai skirelis, pas mane to skirelio nėra. Taigi, be nešiodama savo kompiuterį, tiesiog man praplyšo rankena ir aš šią tašę nunešiau į parduotuvę, pasakiau, kas man įvyko ir panašiai. Be abejo, padaviau čekį ir man tiesiog pranešė, kad maksimum po 6 savaičių turėtų man ją pataisyti. Bet jie man paskambino po 3 savaičių ir man tiesiog davė naują tašę. Taigi labai nenuliūdau. Tai va. Tai tiek apie pačią tašę. Ai, beje, viduje jinai turi vieną didelį skyrių, 4 mažesnius, tokio dydžio, kad galėtų tilpti telefonas. Ir vienas toks kažkiek didesnis, bet mano piniginė tenais netilpa vis tiek. Taigi, pradedu nuo pačio pirmo dalyko, beje paminėsiu, kad mano rankinės turinys gali skirtis kiekvieną dieną, gali jisai likti toks pats visą mėnesį ar 2 mėnesius ar panašiai. Taigi, tiesiog ką čia rasite, tai nėra patys pagrindiniai dalykai. Na, be abejo, bus piniginė, raktai, telefonas, tai jie visą laiką mano rankinėje, o šiaip be to gali būti visko. Taigi, pirmas daiktas, kurį nešiojuosi labai retai, tiesiog galbūt einu į darbą ir kai žinau, kad visą dieną liksiu kažkur dirbdama sėdimą darbą, tai kai turėsiu laisvo laiko labai mėgstu paskaityti, taigi turiu šią knygą, kuri vadinasi Laukinė. Knygas perku iš knygos LT, beje, galbūt dar nepaminėjau, gyvenu Prancūzijoje, taigi neturiu galimybės čia nusipirkti lietuviškų knygų. Skaitau ir angliškai, ir prancūziškai, bet aišku, norint pasimėgauti iki galo gražia knyga, reikia skaityti ją tavo gimtąją kalbą. Na, ką galėčiau pasakyti apie knygą, tikėjausi iš jos žymiai daugiau, nes dar tikėjausi, kad tai bus kažkas panašaus į Pray and Love, nes aprašyme buvo parašyta, kad tai buvo 22 metų moteris, kuriai labai nesisekė gyvenime, mirė jos mama, kai jinai buvo labai jauna ir ji tiesiog nusprendė iškeliauti Ramiojo vandenyno viršukalnių taką pėsčiomis, su kuprinė ant pečių ir tai buvo padaryti labai sunku. Na, aš dar skaitau tą vietą, kai jinai dar eina vis tuo keliu. Tiesa, knygos pradžia jinai buvo labai liūdna. Ir tas man galbūt nepatiko ir tai tęsiasi vos ne iki beveik vidurio. Na, gal šitie mažiau, bet jinai buvo kažkiek liūdnoka. Šiaip visai nieko knyga, ta prasme, tiesiog galbūt per daug iš jos tikėjausi, dėl to kažkiek nusivyliau, bet šiaip skaityti yra gan lengva ir retkarčiais tikrai gan įdomių vietų. Taigi,
Toliau yra skrajutė. Žodį, nežinau jums ar pasakoti ar ne apie šį dalyką, nes nežinau net kaip paaiškinti. Beje, atsiprašysiu, jeigu labai striksiu lietuvių kalbą, nes nenoriu labai lėtai kalbėti ir mąstyti ir žiūrėti į dangų ir galvoti, kaip ten koks žodis. Tai vat, jeigu ką nors užstriksiu ar pasakysiu ką nors angliškai ar apskritai kokią nors kitą kalbą, tai nesupykit. Taigi, pasitengsiu greit paaiškinti. Tai yra tiesiog susibūrimas žmonių, kurie stengiasi išaiškinti kažkokį nusikaltimą. Tai yra kažkas panašaus, kaip serialai CSI ar kažkokios kriminalinės serijos, bet tai yra realiame gyvenime. Taigi, gan įdomus dalykas, apie jį galėsiu plačiau papasakoti, nes man tokie dalykai žiauriai patinka. Nežinau, ar tai egzistuoja Lietuvoje, tai yra iš Prancūzijos, nežinau iš kokio miesto, bet tiesiog galėsiu papasakoti kitą kartą. Taigi, dar aš laikau savo telefoną, jį išsiėmiau, nes gavau žinutę ar kažkas skambino. Taigi, sekantis dalykas yra mano akiniai, juos nešiojuosi šiame dėkle. Jame nešiojuosi 2 paras akinių, turiu vienus brangesnius, vienus pigesnius. Tai dėl to, kai kažkur einu, kur žinau, kad gali akiniai nukristi ar kažkur judu daug ir panašiai, tai tiesiog nešuosi šiuos, be galo man patinka. Tai yra akiniai iš Mango, už juos mokėjau 9 eurus ir man jie be galo patinka. Nežinau, ar man jie tinka, bet aš juos dievinu ir nešioju beveik visada. Antri akiniai yra iš Dioro, naujos kolekcijos, vėlgi labai man pradėjo erzinti, labai daug merginų nešioja panašius, kaip pasakyti, netikrus Dioro akinius parsisiųstus iš AliExpress ar panašiai ir jie tiesiog, praranda savo vertę, taip lygiai taip pat kaip Michael Korso rankinės. Bet aš juos taipogi dievinu, šie yra, visiškai skirtingi negu praeiti, bet man jie nerealiai patinka. Dar tą aš turiu, nesijuokit, nežinau, daugumą man atrodo žino, kas nežino, galiu paaiškinti, yra selfie stickas. Prieš 2 dienas važiavau į kitą miestą Prancūzijoje, tiesiog norėjau ir važiavau viena, todėl, kai keliauju viena, labai patogu turėti selfie sticką, nereikia prašyti visų žmonių tave nufotkinti ir panašiai. Žodžiu, tai pritvirtinate telefoną prie selfie sticko, iki šitą laidelį ausinių į skylutę skirtą ausinėm, ištraukite pakankamai ilgį, kokio jums reikia, įjungiate kamerą, aišku, be abejo tą, kad matytumėte save. Ir čia yra toksai mygtukas, jį tiesiog paspaudžiate ir jis padaro jums nuotrauką jūsų telefone. Kitas daiktas yra mano piniginė, ją noriu pasikeisti, nes ji man nebepatinka. Tiesa, atrodo štai taip, tai yra Hugo Bosso piniginė. Viduje yra kortelių skyrius, centų skyrius ir grynųjų pinigų skyrius. Čia turiu be galo daug čekių, kortelių, panašiai, taigi nelabai noriu rodyti netvarkos savo piniginė. Taigi, žiauriai norėčiau paprašyti jūsų, kad man parekomenduotumėt arba tiesiog patartumėt, kur galėčiau įsigyti gražią ir gan nebrangią piniginę, nes ši, kaip minėjau, man nebepatinka ir kitas dalykas, gal priartinti taip. Ir kitas dalykas kartu su telefonu, nes kartais telefoną įsidedu į piniginę, kai nesiemu tašės kažkur trumpai nukeliauti, tai man įkrito į vandenį. Jeigu turite ką nors parekomenduoti, tai būtinai išklausysiu, peržiūrėsiu jūsų komentarus. Taigi, traukiu toliau, neįsivaizduoju, ko čia turiu. Turiu tušinuką be abejo, turiu dar kitą tušinuką, kuris man be galo patinka. Tai mano mama jį kažkada man pirko, tai yra su Swarovski kristaliuku. Jisai labai plonas, labai patogus ir aš jį dievinu. Turiu, šiaip dar ko nepaminėjau, tiesiog tiek daug informacijos, man atrodo, reikia apie save papasakoti, kuriant YouTube'ės kanalą, kad dabar taip atrodo, reikia be galo daug laiko, kad viską apie mane sužinotumėt. Bet taigi vienas iš dalykų, kurios verta apie mane žinoti, aš beveik nesidažau,
Ne, aš dažausi kiekvieną dieną, bet aš dažausi pagrindę tušu, pasiryškinu antakius, užsidedu kažkiek bronzerio ir tiek. Na ir kartais be abejo, kaip daugelis panelių, mėgstu lūpdažius. Taigi šis yra iš Kiko, labai yra visas nusitrynęs jau. Kiko spalva štai tokia. Dievinu šią spalvą. Tai va. Lūpdažis. Kas toliau? Kramtomoji mėtinė guma. Nekenčiu vaisinių gumų. Taigi, kramtomoji mėtinė guma. Pleistriukas. Aišku, niekada negaliu žinoti, kada prireiks. Pirmoji mano YouTube įtaka tai yra Carmex vazelinas. Tai yra paprasčiausias vazelinas. Tos tik pavidalo, nežinau, ne lasdelį, nežinau kaip net pavadinti. Žodžiu, jį pamačiau vaistinėje prie pat kasos, kai pirkau kitus savo kremus ir tiesiog prisiminiau, kad jį mačiau be galo daug kartų YouTube'e. Taigi pasakiau savo, kodėlgi nenusipirkau, nepasigailėjau, žiauriai nerealus daiktas. Mano raktai šiaip dažniausiai būna prikabinti prie štai tokio dirželio, kuris yra viduje, bet tiesiog tai daryti dažniausiai tingiu, tai to nedarau. Taigi, mano raktų pakabukas, kuriuo labai didžiuojasi, niekada neturėjau raktų pakabuko ir jų nemėgau, bet šį kartą nusipirkau štai tokį daiktą. Tai tiesiog jinai turi 2 rankas, 2 kojas ir gali prisidėti savo raktus ir kai juos nešioji labai skamba, taigi nelabai pamesi ir jinai sujungia visus raktus, nes aš labai dažnai pasiemu vienus ir pamirštu kitus. Tai jinai mano padėjėja, beje, turi šį panelę vardą, jos vardas yra Mišelė. Štai, mano draugė. Sekantis dalykas tai yra Dolipranas. Tai yra lygiai tas pats, kas ibuprofenas, ibumetinas ir visi tie dalykai, paracetamolis, man atrodo. Na, vienu žodžiu, visi tie vaistai turi belekiek paracetamolio, taigi vienas iš tų vaistų. 5 eurai. Kramtomos gumos šiukšlė. Dar yra viena kramtoma guma, taigi neišmesiu. Toliau yra vėlgi kažkas tokio, ko labai dažnai prireikia, bet aš jo tiesiog nenaudoju, nes net nežinau, kad aš jį turiu tašėje. Tai yra pleistriukai. Taigi, hand sanitizer tiesiog dezinfekuoja rankas, kai kažkur viešoje vietoje einame į tualetą, nenusiplauname rankų. Aš šį asmeniškai naudoju visą laiką absoliučiai, kai einu į greitojo maisto restoraną. Na, šį daiktą pirkau Kostarikoj, už jį mokėjau labai nedaug, gal kokį, nežinau kokie pinigai tenais, na, bet gal kaip 50 euro centų. Ir, na, tiesiog, nežinau, nemanau, kad rasite jo Europoje, bet, na, tiesiog jų yra milijonas ir man atrodo, jie visi labai puikiai veikia. Taigi, turiu krūvą čekių, kuriuos gavau darbe ir man jas reikia įdėti į banko akauntą, į banko sąskaitą, tai va. Čekiai, reikia jų nepamiršti būtinai. Vienas lęšis, nežinau, ką jis čia veikia. Ir liekant prie akių temos, tai yra gan toks naujas dalykas. Šiaip yra gan brangus, man atrodo, mokėjau už jį kokių 15 eurų netgi. Tai yra Uptone. Jiems tai čia yra toks purškiklis, galiu netgi pavaizduoti, tiesiog užsimerkite ir papurškite 2 kartus, na, ar ten, nežinau, kartą ar 2 vienai akiai, kiek jums to reikia. Ir jis tiesiog sudrėkina akies voką ir tuo pačiu metu akies vokas sudrėkina jūsų akies obuolį. Kitas dalykas yra Cicaplast Balm B5 La Roche-Posay. Na, mano Prancūzijoje jo yra belekie, tarsi labai daug visur, nes tai yra, man atrodo, prancūziškas brandas, jo, Made in France. Šis kainavo labai pigiai, galbūt kokius 3-4 eurus, kadangi turėjau ant peties šiokių tokių randelių ir tiesiog vėl kaip vaistinį kažką pirkau, pamačiau prie prekystalio, prie kasos. Ir tai yra tiesiog kremas sumažinti randelius, tiesiog kad greičiau gytų
Ant dėžutės buvo parodyta, kam naudoti, tiesiog pritrinimam, randeliam, viskam, kam žiauriai tinka. Ir toliau turiu ausines, kurios kaip pas visus, man atrodo, yra belia kaip supainiotas. Taip. Kitas dalykas, kuris dabar šiuo metu yra be laidelio, žinau, kad sakysite, wow, Chanel pudra ar panašiai, o ši mergelė sakė, minėjo, kad nesidažo nekiek ir panašiai. Ne, tai yra ne pudra. Tai yra pakrovėjas, tai tiesiog labai tingi dabar ieškoti laidelio, bet tiesiog štai čia įkišite USB ir galiuką įkišite į savo telefoną ir jis pakrauna jūsų telefoną. Tai yra tiesiog nešiojami baterija. Kiek kainavo, nežinau, aišku, Lietuvoje negalėtumėte rasti, nes jį man atvežė draugė iš Singapūro. Nežinau, kiek mokėjo, bet, na, Singapūre nemanau, kad tai bus labai brangus daiktas. Viduje, šiaip man atrodo, jis galbūt tiesiog šiek tiek brokuotas, viduje yra veidrodėlis, bet labai reikia jėgos jam atidaryti. Nenoriu nusilaužti visų nagų, taigi, na, tiesiog neparodysiu. Na, šis dalykas yra naujas mano rankinėje, tai nežinau kodėl, tiesiog radau šį maišelį ir radau besivoliojančius centus savo rankinėje, taigi juos sudėjau maišelį ir štai, nemanau, kad kada jį panaudosiu, kol neįsidėsiu į piniginę. Paskutinis tušinukas, 1 euro centas, wow. Žodžiu, kitas dalykas yra žiauriai patogus, dar nelabai mačiau, kad merginos įrodytų kažkur savo video. Tai yra, jį pirkau AliExpress'e, tai yra štai toks dalykėlis, jisai taip išsiskleidžia. Jis pavirsta tokiu ir tiesiog jis skirtas pakabinti jūsų rankinį, kai esate kur nors bare, už baro ar sėdite prie stalo, tiesiog kad nedėtų jo, tarkim, ant žemės, ar kai dažniausiai valgome restorane ir nėra vietos, kur pasidėti, tai pasidame už nugaros, kas taipogi labai nepatogu. Taigi tiesiog padeda šį daikčiuką ant stalo, ant baro ar ant belio kokio paviršiaus. Uždedate savo rankinę ir jis puikiai laiko visą jūsų turtą. Štai, žiauriai fainas dalykas, kainavo gal, nežinau, $2, gal AliExpress'e tikrai nėra brangus dalykas. Ir paskutinis dalykas, kuris liko mano rankinėje, tai yra Aven termalinė, vat nežinau kaip lietuviškai pasakyti. Na, žodžiu, Thermal Spring Water. Na, tiesiog, man atrodo, visos jūs žinote šios vandenys, bet Avene yra ypatingai geras dėl to, kad jisai tinka prieš deginantį saulį, po nudegimų, kai yra žiauriai karšta, kai jūsų oda yra pavargusi, kai ją reikia sudrėkinti. Na, tiesiog beliokoks išsigelbėjimas vasarą ir aš jį tiesiog dievinu, netgi rytais. Na, turiu šį mažiuką nešiojuosi rankinėje, bet turiu didelį, kurį laikausi dažniausiai prie lovos ir tiesiog atsikėlus išsipuška ir tai man padeda greičiau atsikelti. Na štai, mano rankinė jau tuščia, gavau progą ją susitvarkyti. Taigi, ilgai nelaukus su jumis atsisveikinu, nes man atrodo šis video bus be galo ilgas, nežinau, dar reikės jį sumontuoti. Bet, na, tikiuosi jums patiko, tikiuosi, kad tam, kam patiko, paspausite like ir man parašykite būtinai komentarą. Galite nespausti like, tiesiog parašykite kritiką ar kažkokią pagyrą ar panašiai, ką darau gerai, ką darau blogai, ką norėtumėt pakeisti ir panašiai. Tai man yra žiauriai svarbu ir tikiuosi galbūt kas nors pamatys mano šį video ir tiek. Ačiū už dėmesį ir tikiuosi iki kito karto.